laukiam skrydžio, galiu papasakoti apie mūsų kelionę. Mes dabar skrisime į Škotiją, į Edinburgą, kuriame mes aplankysime visas vietas iš serialo One Day. Čia man svarbiausia yra. O įspūdžiai. Labai šviesu. Šiandien pavasaris. Tai pirma pavasario diena. Esam labai excited. Žinom, kad turim aplankyti, bet kaip ir skrendam be scenarijaus, nes geriausiam kelionėm scenarijaus neparašysi. Taip. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Vėjukas. Zooby zooby zoo, zooby zoo, zooby zoo. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo. Zooby zooby zoo, zooby. Atvykome, kelionė prasideda. Kokia čia šalis? Mes jau autobuse judėsime į centrą dabar. Nusipirkome bilietus. Į centrą 2 žmonėm 8 svarų. Tai 10. Skaičiuojam pinigus iki išleidom samošą. Ne, neskaičiuojam vyrų. Pažiūrim. Vau, automatinės duris. Gal neinam čia, einam kitur. Einam atgal. Taigi vykstame į pirmąją stotelę, tai yra įžymieji laiptai iš One Day, kur susitiko Emma, atsisveikino tiksliau su Dexteriu. Ir, na, jie tokie tikrai yra labai jautrūs laiptai šio serialo gerbėjams. Pirmieji įspūdžiai linksmi visai. Tikrai pradžiai taip kažkaip atrodė nuobodžiai šitas miestas, o dabar atrodo visai linksmai. Tadam! Netelpa į kadrą. Viskas netelpa į kadrą. Taigi pirmąją vietą, kurią buvom užsibrėžę, Padėkint, pakelk dabar tą, pasakysiu, palauk. Repeticija mūsų vyksta, mes pasisamdėm aktorius, kad įsivaizduotume, kaip mūsų restoranas atrodys. Pasisamdėm. Žodžiu, galvom, kad rytoj galbūt reiktų nuvaryti į škotiško viskio tastingą vietoj Edinburgo pilies aplankymo, nes ta pati kaina galbūt. Taip, o čia šita gatvė kartais nebuvo tourist attraction, mes net iš ją atėjom. Spalvota gatvė, ta pati Victoria Street. Alright. Gražus tai namukai. Eilė prie Hario Poterio muziejaus. Parduotuvės. Hi. Welcome to my crib. Trips. Pradedam vakarinį pasirodymą.
very big band. Touching hands, come on, Sylvia, dancing. Reaching out, touching you, touching you. Sweet Caroline, oh, oh, oh. Good time never, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night. Ir šviesų šiek tiek labai faina. Tai paprasta kamera geriau. Na kągi, atvyko pusryčiai. Mano labai, Joguntos irgi spurga kažkokia. Karštas. Valgom? Skanaus. Keliaujame dabar į žymėją Arthur Seat vietą. Čia matome visokius žmonės su sijonais. Ieškome dabar kavuko dar. Tai vat kitas video toliau vėliau. Ką tu, Vytautai, kaip jautiesi? Visą komplektą. Ai, tai šiandienos planas yra nueiti dabar į Arthur Seat užkopti. Turime 8 valandas po 8 kažkur. Tada po 3:10 eisime į skotiško viskio tastingą, experience. Vakar susipažinom su tokia airių porele ir jie sakė, kad labai rekomenduoja, labai geras. Įdomu Edinburge, kad absoliučiai visi sportininkai, kuriuos mes matome, išsiplikinę, visi su šortais. Dabar yra koks 5 šilumos. Lipom, pasiklydau, pamačiau Jogundą. Aiva, jinai sakė, nufilmuot kaip eina. Kavos puodelis, tikras toks. Meškino vibes toks eina. Meškinas. Dar lipsim ten. Nu, maratonininkai su kūdikiais. Žmonės su kūdikiais užlipa. Kas per šalis nei suoliukų, nei suklėdėžių. Sižatėlio nepadėta kavinį. Atsiparasi čia. Lifto nėra. Ir vai lipa laiptais, taip? O kokie batai? Labai ant zoomo gerai atrodo. Mokasinai. Jo, mes gyvenam štai čia. Čia yra ekstremalu jau. Ir aukštai, ir baisu. Ir Vytautas, nežinau, kur yra. Ai va, Vytautas viršai. Aš bandau lipti paskui šuniuką. Šuniukai labai paprasta lipti. Labas, šuniuk. Tas šuniukas su tokiu papuošimu. Labas. Kit. Ir įsidūriau į kažką. Na, žodžiu, čia tie krūmai labai skaudus. Padėk man šuniuk. Mane pykina, o čia yra pilna vaikų, šunys, žmonės. Visiškai ne taip, kaip serialę rodė, o taip pasakysiu. Žodžiu, po gerų 40 minučių užlipom į aukščiausią Edinburgo tašką. Iš visų pusių matosi Edinburgas, jūra ir panašiai. Tai va, tai čia dabar laukia eilė. Reiks nulip dabar kažką. Reiks nulip. Jau nebuvo lengva, bet vaizdas tikrai neblogas. Tu foto mane visai. Mes pradėjom kažkur tai ten, kur tie žmonės. O dabar esam čia. Užlipom, čia yra aukščiausias taškas. Čia Jokfesteris. Čia yra visas miestas aplinkui kalną.
tą pusę. Kalną. Tokia faina žuliai. Walks barely down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets Va jau nuo ten mes nelikom čia. Daug takelis fainesnis. Another one bites the dust. Visi pensininkai mus lenkia. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the Aleksas dust. tas tikrai škotiškas. Labai tinka. Na, dar čia būdžiu. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the doorway, the bullets rain on. Still trying to beat. Look out! Nu ką, Aurelis? Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Vytautas tyrinėja žemėlapį. Esame čia. Eisime į čia kažkur. Tai koksai centras. Visai nieko. Bažnyčia turbūt. Ir ką mes turime meno parduotuvėlę, labai įdomu. Jo. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Patinka man toksai menas. Labai patinka. Plenty of ways that you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad, you leave him. Reikia maišą, po to su pažintis spalvos. Einam čia žiūrėti. Pam pararam pam pam. Witchery, ne Witchery. Burtininkas. Čia yra. O dabar atėjom į turistinį kažkokį ekspediją. Hey Joe, I said where you going with that? Gonna go Na kągi, kolegos, turbulencija grįžta, dienos programa baigta. Važiuojame pailsėti. Aš sugrįžtu rubriką Quarter Pounder Beef Pounders, Quarter Pounder Beef kažkas. I'm going down to Burger. shoot my old lady. You know I caught her messing around.